Sveiki visi. Su jumis Rūlis ir kanalas prie Sendorio TV. Atvažiavau į tokį čia prie savęs karjeriuką. Pirmą kartą. Nežinau netgi, kas čia gyven. Ar iš viskas nors gyven. Bet reikia pasižiūrėti. Ir bandysim gaudyti lydeks. Kiek čia prieimų nežinau, ar dar ko čia yra. Bet man čia trunk praktiškai 15 minutės ir aš vietoj. O vieną valtelę matau plaukia, nu reiškia kažką gaudu. Nėra taip, kad negaudytų žodžių. Pasėmiau britkelnis, šoksim toj britkelnis, nes naustelkinis, nežinau kiek prieimų yra, kaip, kas, kur, kame. Eisim, mėtysim, turim vestinus, turim kanibalus, turim bildukus, žodžiu, visko turim. Oras toks kaip ir ant lietaus. Nu, reikia tikėtis, kad kažką iškrapštysim. O gal kažką tai ir gerą, savo metrą pirmą šiemet. Dar pakol kas nepavyko pagauti. Gerai, užteks kalbėti, einam rengtis į britkelins ir mausim žvejoti lydekų. Žvejuoju įsibridus ir tik tais, nes daug kur nein prieiti. O norint va tokį, kad ir šoninį metimą padaryti, nuo kranto tu nepadarysi. Tai va. Iš valties, aišku, būtų dar geriau. Nu, bet čia pirmą kartą atvažiavau prie pat namų karjeras, bet nesu bus gėda, kam ir pasakyti. Mačiau ir lūšekts ir visokių kepamų grilių pridėta. Tai kad aktyviai eksploatuoja. Aplinkoje peiti irgi nein. Kažkoks viens ponaitis apsitvėrė. Kiti normaliai, o viens tvora iki pat vandens. Vyrukus sutikau vietinius su valtele. Tai buvo kažką pagavę, bet nieko. O, smeigia. Sakau, nusmauts. Kažkaip buvo uždėjęs didesnis masals. 4 kibimai ir nei vieno neužkiba. Nenoriu dar to didelio masalo. O 10-tuką va užsidėjau kert. Vienu iš 4 kartų netgi buvau. 3 kartus. Tarš, bilduko tą akvafrešą. Kapoja. Nu, matau netgi prie pat krantą. Nesėst. Užsidėjau tą. Kopt iš karto. Čia pabandyti prabrist. Pagalių, šakalių, nu čia ir lydeks turkulėti. Čia ir lydeks turkulėti. Taip ir, taip ir. Jo, šiaip. Pats pirmą kartą žvejojau užsidėjęs tą savo gerą. Nu, jūs labai prašot. Atsivežk Rūlį, atsivežk. Kada nu nėra. O dabar tik tais atsivežiau. O, ne lydeks, bet, nu kas čia toks. Žiūrim, koks čia laimikis. O, relaksas. Mano nereik, bet palikti irgi negau.
Pasibraidėm vandą jau, nu dar šaltoks, galiu pasakyti. Dar ypač kai vienu leid. Nėra dar maudymas sezonas. Malonus, gerai. Prabrisim, turėtumėm prabristi. Nendris. Ai, matyt, tas žmogus nuo krantą parčia metį. Ta pusė ir užkabino. Nes čia tokia gylis, maudykla kaip ir. Nu, kaip ir sakiau, žmonės bent jau kultūringi, kepa šašlykus ar dešrelis. Tai kas ką nori, tas tą kepa. Galendam vėl į vieną akį pabandyti. Sak, čia mažas kimba. Nu, gerai, kad mažas kimba. Nu, čia jau šių sezonų didžiausia. Maža. Oba! Hehe! Nu kągi. Kudoma kokia. Bet jau. Vėl kanibaliuks. Opa. Na, palembački. Kada tu rulį, pirdulį pasiimsi su savim pražydintovo. Taip, nu ką, fotkelį padarykim. Gerai. Opa. Gerai. Opa. O. Nu, visai neblog dienelė gaunas. 3 lydakutę. Ir visi 3 ant to šitą jo. Ir reiks daug prašyti. Tuoj būtent spalvinėm ką padarytų. Liuks. Rulis valda. Ar čia kad prišlytų tai pradėjo kepti? Nežinosi, kas čia jam šuo. Bet kai uždėjau tą, prasidėjo ir žvejyba. Pradžioj labai sunkiai. Bet po truputį. O, prašau. O, ten įbristnėjim. O ten žuvė yra. Nu, įdomi, kaip čia mes tam susitvarkysim. Kaip nors tvarkysimės, pobiš parė, vakalį. Gerai, bandom bristi. Papa. O, ką giliai. Da, bristi. Opa. Nu, kągi. Zuiki, puiki. Op. O. Kur tą meškerį padėti? Žalti. Neįmerkti rėtsi vandenį. Kas to? Ot, čia tokius meldynus. Nu. O, kažkam pakabinau.
špuk. Ta kraus matas, čia iš kitos pusės. Vis tiek paleisiu. Gerai. Pu. Nu kągi. Kabinkim. Eilinį kartą. Kitur. Jau, taip. Nu, puikiai zuikiai. Rulis valdo. Nu, šį kartą tas kanibalius man valdo. Bilduką kėba, bet nesėda. Kažkaip musėt. Reik biški mažesnių masalų. Vien lydeką iš vis buvo. Iš 4 kartų. Jau antroji, šiandien 4 kibimą, jau 5. Susimažinau masalą ir lydekutis. Nu ką, šiandien jau bandom kanibaliukus. Imbam dabar. Pabandysiu čia įsilindęs į maldus nuo vėjo pabaigti šios dienos žvejybą. Apibendrinant netikėtai, gavosi labai smagi žvejyba. 5 kibimai ir plus 3 žuvis. Tai viso 8, kaip pasakyti, veiksmai, žodžiu. 2 bankės buvo žiauriai geras, viena netgi visko būna, kad didelį lydeką nuplėšia pavadėlį, būna, kad mažiukį nepataiko pagal smūgį, atrodė, kad labai didelė. Arba gal mažykį tiesiog nepataikė, nes smūgis stiprus ir nebe pavadėlį. Ar prarijo viską gerklę, ar tiesiog nepataikė. Bet pagal smūgį, sakau, buvo geras. Dar vienas buvo žiauriai įdomus atsitikimas prie pat kranto lydekas. Matau, pasirodė 1 kartą. 2 kartą, 3 kartą, nu taip 4 kartus. Buvau užsidėjęs bilduko sniegeną berods ar akvafrešą, nes nežinau. Žiūri įsikant juodegą, nepaėm. Ir paskiau paėmiau, užsidėjau šitai va. Savo gėrą, 10, kopt iš karto, paėm. Nu, pamatysit, ištraukiu ir viskas tvarkoj. Tai paskiau pradėjau žiūrėti tik su savo gėru. Tai automatiškai, žinokit, ir kibimai, ir realizacijos atsirado viskas. Žodžiu, karjeras prie namų, kai kur pašikta, kai kur pakepta, bet labai arti, labai patogu. Einu aš rengtis jau, nes vis tiek žad lietaus, kregždės jau pažemiai skraido, tai ir kuo jis šalt pradėjo. O jums ką? Jei pažiūrėjot, paspausk like, paspausk subscribe ir toliau darysim vlogus. Iki malonaus.